Sveiki, vasara atostogų metas ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, kokią maistinėlę verta būtų pasiimti į atostogas, ypač jeigu į kelionę, ypač jeigu mes keliaujame į tolimesnius kraštus, šiltesnius kraštus, kur kažkoks kitoks maistas, kitoks klimatas. Tai ruošdamasi peržiūrėjau įvairią literatūrą, bet sudariau, remdamasi bendrom tendencijom, sudariau savo penketuką, be ko aš nekeliauju ir labai daug atvejų gelbėjau ir save, ir aplinkinius, ir šeimą, ir draugus. Tai va, pirmas dalykas, ką rekomenduojama pasiimti į kelionę, gerosios žarnyno bakterijos. Nes būna atveju, ir tai yra baisiausia, kas gali nutikti kelionės metu, viduriavimas. Tai gali įvykti nuo skirtingų bakterijų, kurios gali būti vandenyje, jūros vandenyje, netyčia patenka, ar čiaupia, neduok dieve, ar maiste kitame, kitoniškame. Ir jeigu mes viduriuojame, tai aišku sugriūna visi kelionių planai, nei mašina, nei autobusas, nei valtelės, jau tada nieko nepadės. Ką rekomenduojama? Gerosios žarnyno bakterijos būtinai, tai numeris 1, ką vežtis, ir būtinai pasižiūrėti, kad būtų tokios specifinės padermės kaip acidofilus lactobacillus ir streptococcus thermophilus. Va šitos dvi būtų, o visa kita tai irgi labai gerai, nes būtent jos kovoja su viduriavimu. Iš karto parodysiu, ką aš pati rekomenduoju, būtent čia yra 5 padermės ir būtent yra šios acidofilus lactobacillus ir streptococcus thermophilus, ar ne? Va šitos. Nes bakterijų rūšių, tų štamų, padermių yra labai daug ir kiekviena jų atlieka tam tikrą funkciją. Tai vat kovoti su viduriavimu, su rota kokiu virusu, su apsinuodijimu. Būtent tie štamai labai rekomenduoju, arba jūs esate atsirinkę, paieškokite, kad būtų tos padermės, arba acidofilus plus. Bakterijas įkelsiu nuorodos, kam įdomu, o daugelis jau ir žinote. Dar kas labai svarbu, aišku, ten mes probiotinių gėrimų tokių neprisivešime, žiūrėkime, kad tai būtų ne milteliai, kad mes galėtumėm turėti technologiją, būtų jinai gyva, apsaugota, įsidėkim taip, į šaldytuviuką tą pagrindinę dėžutę, o visą kitą galime vežiotis. Toliau, apsinuodijimas. Jeigu vyksta apsinuodijimas, labai gerai bakterijos tokiu atveju. Bakterijos apskritai, jos reguliuoja žarnyno mikrobiomą ir yra gerai tiek viduriavimo, vėmimo ar ne, viduriavimo, tiek vidurių užkietėjimo metu. Bet dabar įvyksta apsinuodijimas, ar ne, nuo maisto, nuo svetimų bakterijų. Ir kągi mes darom? Labai gerai yra sorbentas. Nuo seno mes žinom tokį sorbentą, kuris sutraukia viską, tai yra angliukas, ar ne? Bet būtinai vežamės angliuką. Aš pati visą laiką vežuosi beta-gardą, beta-G papildą, kuriame yra ne tik vitaminų, mineralų, visas kompleksas, ko mums reikia atsistatymui, bet ir silicio dioksidas. Tai va pasižiūrėkime, kad būtų silicio dioksidas yra pats stipriausias sorbentas, kuris joks angliukas, jokios chlorelos taip nesurinks kaip silicio dioksidas. Galima net ir atskiro papildo paieškoti kaip silicio dioksido. Aš tai vartoju visą kompleksą su silicio dioksidu, nes jis sugeba ne tik taršalus, ne tik tuos nuodus mūsų, ar ne, net sunkiuosius metalus surinkti, pakelti ir išvesti per žarnyną iš organizmo. Taigi, gerosios žarnyno bakterijos papildas kažkoks su silicio dioksidu arba bent jau angliukas, ar ne, apsinuodijimo atveju. Dažnas labai atvejas, tik pajudam iš namų, užkietėja viduriai. Jau net pradedama galvoti kelionę, o dažnai su kuo, tikrai pažįstu nemažai žmonių ir tai didžiulė bėda yra, kad su kokiu turiniu išvažiuoja, su tuo po 7 savaičių ir grįžta. Tiesiog psichosomatika suveikia, mums užkietėja viduriai, mes negalim svetimoj vietoj, svetimam tualete, lėktuve, nedaug ten iš viso, ar ne. Ir ką tada daryti? Vėlgi,
gerosios žarnyno bakterijos. Rekomenduojama pradėti vartoti kursą jau prieš kelionę bent mėnesį, 2 savaitės. O kelionės metu tai tiesiog padidinti gerųjų bakterijų dozę. Ir labai svarbu magnis. Magnis. Kodėl svarbu? Aš visada įsidedu magnį. Ir būtent magnio citratas čia labai padėtų, kuris padeda žarnyno judesius, ar ne, tiesiog aktyvuoti žarno judesius ir išstumti viską. Ir jis atpalaiduoja. Magnis yra atpalaiduojantis mineralas, kuris atpalaiduoja tiek žarnas mūsų, ar ne, tiek nervų sistemą, tiek geresnis miegas, raumenis, kurie tikrai įsitempia per keliones paprastai daugiau negu namuose. Ir turi dar efektą atpalaiduoti kraujagyslės. O jeigu karšta, mums aišku ir ta širdis, ir kraujotaka turi didelį krūvį, tiesiog turi būti atpalaiduotos kraujagyslės. Taigi, gerosios žarnyno bakterijos, koks nors sorbentas ir magnis. Geriausia, kiek žiūrėjau literatūroje, žiūrėti, kad būtų ir magnio, kaip sakiau, citratas ir magnio glicinatas, o šiuo atveju čia yra ir citratas, bisglicinatas magnio, cheluotas magnis ir Neolife Magnesium Complex, galėsiu įkelti nuorodą, ir dar magnio oksidas. Taip, žiūrėkit, kad ne viena kokia forma būtų. Toliau. Dažnas labai atvejas, kuris labai sugadina ir kuriam reikėtų pasirūpinti, tai aišku, ten slogos, gerklės, tai jau čia peršalimai tokie galimi, bet pūslės uždegimai arba jau mums pradeda pūslę, šiek tiek maustis, nuskaudėti, ar ne? Tai kas čia nuo seno žinot, spanguolės, ar ne, meškaugės, ar ne, žodžiu, o jeigu žiūrint į maistinėlę, tai yra bioflavonoidai. Tai yra tamsių spalvų, violetinių, mėlynų uogos, ar ne, daržovės. Tai čia yra flavonoid kompleksas, kuris daug kartų gelbėjo mūsų kelionės bendrakeleivius ir su pūslės uždegimu prasidedančiu, ir tiek vyrus, tiek moteriams, ir kažkokiu tokiu ir prostatos srity negalavimų. Jau nekalbu apie, kaip sakyti, kimimus, slogas ir taip toliau. Tai šiuo atveju nuostabus flavonoidų kompleksas, bioflavonoidų kompleksas su tom visom minėtom uogom, spanguolėm, juodaisiais serbentais, šeivamedžiais, kopūsto kale ekstraktu, žaliosios arbatos ekstraktu, nuostabus bioflavonoidas, kurį reikėtų vartoti dideliais kiekiais. Žinokite, tai susirasit ne tą, tai kažką kitą, bet kad būtų bioflavonoidai, reiškia, tos uogos, ar ne, nes ten tiek uogų nepravalgysit, kad sustabdytų uždegimą, ir varykit nors po pusę buteliuko, tikrai jų neperdozuosit, čia yra maistas. Ir tiek atvejų buvo, kad rytą viskas pasibaigė ir žmogus išeina į kelionę, į ekskursiją ir taip toliau. Ir dar, vienas toks vitaminas, kur sakysit, tikrai jo vasarą nereikia, bet labai reikia. Tai yra, tas banalusis vitaminas C, kuris, kaip matot, dabar aš kol esu kaime, tai aš rytą po maudynių, tai karintą suvalgau, tai kokią jau avietę, tai dar trešnę, ar ne, tai čia salotą, špinatai, tai žinokit, to C gaunu. Kopūstėlis koks, bet vakar išvažiavau į miestą ir žiūriu, aš to C niekaip negaunu, o vitaminas C, jis iš tikrųjų neužsilaiko. Jo nuolat reikia paduoti organizmui. Kodėl vasarą apskritai jis labai svarbus? Nes mūsų oda kenčia, mes dehidratuojame, mes apskritai turime didesnį krūvį ir vitaminas C, jau kalbant apie mūsų gražią odą, jis palaiko kolageno gamybą, kas yra labai svarbu ir apskritai dalyvauja daugybei funkcijų, atstato ląsteles, audinius ir taip toliau. Tai va, čia visas tas penketukas mano yra, be kurio aš nekeliauju ir dažnai pasiimu tikrai po buteliuką, nes visada yra kam prireikia ir ką mes gelbstime, nes norim nepalikti žmonių viešbučio numeriuose gulėti su pūslėm ar beviduriuojančiu. Tai būtinai tą turėkite omeny. Aš asmeniškai dar nevažiuoju be omegos.
omega-3 riebiųjų rūgščių, nes pastebiu, jeigu išvažiuoju į kelionę ir kokią porą savaičių nepavartoju omegos, man jau grįžus, jau į pabaigą pradeda skaudėti sąnariukus, vadinasi, jau prasideda uždegiminiai procesai, tiesiog trūksta tų omega-3 riebiųjų rūgščių. Ir dažnai mes galvojame, kad išvažiuosim į kokią šalį, ten jau kad valgysim, ten Italijoje, nieko ten nepavalgysi to Italijoje gero, pasižiūrėsi, pavalgysi fainai, skaniai, bet žinot, jau pusryčiam kruasanas ar ne su espresiuku, paskui kokią pizzą, paninį, na ir vakare galima kažką skanaus, ta prasme, maistinių medžiagų mums tokiam pripratusiam gali trūkti. Tai va, čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, ir įrašą, kaip visada, aš įkelsiu į YouTube kanalą vardu sveikatos žurnalistė, ieškokite ten 3 metų įrašų įvairiom temomis, ir į tinklaraštį savo www.sveikatosžurnalistė.lt su visom nuorodom. Ir jeigu turite klausimų, rašykite, kol kas dar kaime, neatostogauju. Tai va, būkite sveiki, laimingi, ir dar patarimas, geriau visą tai pradėti vartoti, kaip ir bakterijas, pavyzdžiui, ar ne, ar magnį, ir vitaminą C jau prieš atostogas, ypač gerąsias žarnyno bakterijas ar kažkokius probiotinius gėrimus, ką jūs vartojate, sustiprinti, kad ne paskui jau gelbėtis nuo viduriavimo, ar ten, beje, ir rotavirusui labai gerai dabar čia toks praužė, ne tada, kai jau gelbėtis, bet kad mes nesusirgtume. Tai va, gerų atostogų atostogaujantiems ir geros vasaros visiems, o ji pas mus yra šį kartą tikrai nuostabi. Tiek žinių iš Molinių. Ate.